Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka jau 5 metus įgyvendina edukacinį projektą Lietuvių autoriai vaikams, kuris skirtas populiarinti lietuvių autorių knygas, domėtis jas kuriančiais žmonėmis. Pagrindinis projekto rėmėjas yra Kultūros rėmimo fondas. Aktorė, režisierė, dailininkė, scenaristė, scenografė arba tiesiog menininkė, taip galime pristatyti Kristiną Gudonytę, kuris spalio 10-ąją svečiavosi Kelmės Žemaitės viešojoje ir Šaukėnų bibliotekose. Viešnia papasakojo apie tai, kad filmuotis pradėjus 7 metų, prisipažino, kad vaikystėje buvo labai judri mergaitė. Įgijusi aktorės profesiją dirbo teatre, vaidino, statė spektaklius, režisavo televizijos filmus. Žinomiausias dvynukės, rašė scenarijus serialams Nemylimi, Moterys meluoja geriau, Neskubėk gyventi. Labai mėgsta tapyti, yra surengusi 15 personalinių parodų. Tačiau aktorė Kristina Gudonytė yra ir puiki rašytoja, kurianti vaikams ir paaugliams. Jos knygos Gėlių dvaras, Blogos mergaitės dienoraštis labai populiarios tarp jaunųjų skaitytojų. Susitikimuose rašytoja pristatė ir naujausią savo knygą, romaną apie meilę ir amžinybę, Ida iš šešėlių sodo. Autorės skaitomos ištraukos iš šios knygos iš karto sudomino renginyje dalyvavusius vaikus. Kad knygos populiarios ir vertingos liudija tai, kad Blogos mergaitės dienoraštis 2009 metais tapo geriausia metų knyga paaugliams, o naujoji Ida iš šešėlių sodo taip pat pretenduoja ją tapti. Rašytoja atsakė į gausius auditorijos klausimus, išklausė Kražantės pagrindinės mokyklos mokinių interpretacijas jos tekstams. Jeigu mes vaikai valdytume pasaulį, tai turėsime ne tik laisvę, bet ir atsakomybę bei pareigas. Tai iš kitos pusės pažvelgus, tai ne taip ir puiku. Pradžioje aišku būtų visko ir klaikų valdant bei chaoso, bet laikui bėgant, manau, viskas susitvarkytų į gerą pusę. Bet visiškai teisingai, bravo, labai gabus. Galėtum būti kultūros ministru tam pasaulyje. Sakykit, miela rašytoja, kodėl užsienio autorių kūriniai yra skaitomi mieliau negu lietuvių autorių? Iš vienos pusės juos kaip reikiant išreklamuoja, apie juos kalbama, ten labai didelės auditorijos. Dažniausiai būna, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos rašytojai arba galų gale, kad ir rusų rašytojai. Ir eina garsus nuo Rubežiaus, taip sakant, iš tikrųjų, mes maža šalis, mūsų kalba labai mažai kas supranta. Ir kai išverčia jau, pavyzdžiui, tai tada jau jos kažkaip gali sulaukti atgarsį kažkokią. Ir apskritai mes patys nelabai vertiname vieni kitų kūrybą. Labai kažkokia tarsi siauram rate, tarp rašytojų, tarp ten kritikų, arba, pavyzdžiui, grupė vaikų, tam tikra pačių paaugliai, ar ten, reiškia, vaikų kategorijos, ten tai jau, reiškia, skaitytojai. Turėtumėm labiau save, nebijot savęs ir pareklamuot, nebūtinai reklamuot, ta prasme banaliausia, ta prasme, bet informacijos trūksta. Juk visada labai didelis plotas skiriamas visokiems ten, reiškia, kas ten kokį nagutį nusilaužė, arba kas kokią suknelę užsidėjo. Ir labai mažai visada knygoms. Tik tai specializuotose leidiniuose galima ten kažką sutikti, reiškia, informacijos paprasčiausios apie knygą. Tai va dėl to tai gaila. Tai šitokie susitikimai su skaitytojais, tai turbūt irgi reklama ir rašytojai, ir skaitytojai apie naujas knygas. Taip. Ką jie jums reiškia, tokie susitikimai su skaitytojais? Oi, man labai daug reiškia, nes čia, aš sakau, aš labai rimtai žiūriu į šitą dalyką. Ta prasme, labai daug ruošiuosi ir labai emociškai labai daug įdedu į tai, ką darau, reiškia, ir su meile tą darau. Ir paskui norėtųsi pamatyti, kokį man parašys pažymį. Tai va, iš jų veidų aš matau, reiškia, kaip jie reaguoja. Aš matau, ar jie skaito, ar tos temos, problemos visos ten įdomios jiems, ar tai tik tai man vienai taip atrodo. Čia labai geras pasitikrinimas. Be to, reiškia, mano darbas toksai, sėdžiu tarp 4 sienų, matau kompiuterį, ten daug literatūros visokios, kuri man reikalinga tuo metu.
ir aš nebendrauju su gyvais žmonėmis. Būna, kad kartais ištisą savaitę aš nieko net nepamatau, nu, išskyrus telefoną arba ten kokius Skype ar elektroniniu paštu. Tai va, šito labai trūksta. Šitie man tokia atgaiva kažkokia labai patinka susitikimai su jais.